Sveiki, mes esame čia Pukyje ir esame namuose. Va, kai kas, žodžiu, čia pridarė aškadų, tai teko biškį atidėti filmavimą. Ir tiesiog norim papasakoti apie tai, kaip mes tvarkėm ir ką darėm lauke. Tai iš tikrųjų net chronologiškai būtų labai sunku atsiminti, ką mes darėme lauke ir kaip kas pasikeitė. Tačiau vienas iš svarbiausiai paminėtinų turbūt dalykų yra tai, kad atvažiavėm, mums patiko ta aplinka, nors jinai buvo visiškai apžėlus, sakykim taip, nebuvo sutvarkyta, tiesiog, niekas nebuvo sutvarkyta, pradedant ten sklepo izoliaciją ir baigiant, nežinau, šiltnamiais apgriuvusiais. Tai iš tiesų, ką pirmą mes pradėjome daryti, tai buvo mūsų medeliai. Tai netgi tik nusipirkus sodybą, gavus paskolą, pirmas mūsų darbas buvo pasodinti vaiskrūmius ir vaismedžius, tai yra pirmamečius, tam, kad užtrunka kelis metus, kol duos vaisių, iš karto, kad būtų tas rezultatas kuo greičiau matomas. Tai, sakyčiau, 10-15% gal visko netenku, aš apskaičiuoju, kad, sakykime, nuo 10 iki 20% tai numiršta, tai dar kažkas. Ir visą laiką, kiekvienais metais pildom, turim vietą, kur perkam, visur dar kitur kažkur paperkam tų medelių. Bet iš esmės auginame pakankamai nemažai skirtingų, bet klasikinių dalykų, tai ten avietės, šilauogės, svarainiai, serbentai, agrastai, šaltalankiai, turim ir tų gražių augalų, tada obelis, kriaušės, trešinės, vyšnios ir iš tikrųjų didžiosios dalies vaismedžių rezultato mes net nesame ragavę, kol kas dar tik laukiam. Nes tie vyresni medeliai, sakykime, jie gana brangus yra, tai šį laiką pirmamečius pirko. Ir šiais metais lygiai taip pat atsinaujinom dar vaismedžių. Visas uogas praktiškai mes ragavom, kai kurių irgi mažiau, kai kurios geriau. Ten, sakykime, iš pirmųjų tai sausmedis, tai jie irgi turim keletą uogelių, tai bet važiuoju šiais metais kažkaip jau tie medeliai, kurie tik po vieną kitą uogą turėjo, turės galbūt ir daugiau, jeigu viskas bus gerai. Girius mėgsta labiausiai avietės, tai iš darželio grįžęs ar iš kažkur grįžęs, jis visą laiką lekia į sodą skinti aviečių. Tai praeitais metais juokavau, neturėjom savo nieko atsidėti dėl to, kad viskas buvo suvalgyta tiesiai nuo krūmelių. Tikrųjų, aplinka aplink namus buvo ne tik, kad neprivažiuojama ir neprieinama, taip galima būtų sakyti, bet dabar jau galima kažkiek su vežimėlio aplinkoje apvažiuoti, bet aišku, vis tiek aplinka yra tik tais tvarkoma mūsų tada, kada jau mes planuojam sustvarkyti visą mūsų aplinką kaip po pastatus, nes ten daug kasimo, daug visokių reikalų ir būtų labai gaila, bet vis tiek yra tas natūralus poreikis ir vaiskrūmiam vaismedžiam, ir braškiam, ir vagelynui šiokiam tokiam, tai irgi plečiu savo vagelyną ir tikiuosi, kad nebus taip, kad reikės jį iškasti ir taip toliau. Na, aišku, tai vis tiek yra mokomasis, kol kas mokausi visko, tai gal nebūtų taip ir graudu, jeigu kažkokią dalį netekti, nes vis tiek ir šunis iškasa, tai pykstu ant jų, dabar galvoju, kaip čia reikės daryti ir taip toliau. Tai turėjome praeitais metais šiltnamių, Barintas buvo pastatęs 80 kvadratų šiltnamį su sena pirtim, kaip sakant, senu kubilu, kurį apmūrijo ir šildė tą šiltnamį ir ten iš tikrųjų daigino viską. Tai jisai apgriuvo praeitais metais, šiais metais jau jį demontavo, matysite tik tais liekanas. Paruošė tą vietą man vis dėlto, jau mes pasikeičiam roliam su Barintu, jisai iš pirmo augino savo, bandė visus auginti, iš tikrųjų labai daug reikalauja laiko, ypač tos kiekius, kuriuos jisai augina, jis mėgsta daug auginti. O aš suradau vietoje žmogų, kuris dirba su medžiu, labai nuostabiai pasirodė man dirba su medžiu. Nuotraukas mačiau ir padarys man visokius darbus su medžiu, tai pradedant nuo pakeltų lysvių, nes vis tiek yra lengviau dirbti, nelenkiant nugaros. Na ir aišku, kadangi ir Girius mėgsta kasti, jam kasimas yra vienas iš jo užsiėmimų, tai tas pakeltas lysves mažesnės vaikiško dydžio, tai tikrai jeigu ta edukacija bus, kad ir vaikai galėtų eiti kapstytis ir ragauti ir sodinti. Na ir viena iš tų pakeltų lysvių funkcijų būtų tai, kad planuoja aplink gėlyną apdėti ir kaip tokią tvorą padaryti arba tą pakilimą aplink gėlyną, jo perimetro tarpus tam, kad šunys nevaikščiotų ir aišku, tenais būtų ta funkcija jau žolelių grinai. Tai tenais planuoja aplink gėlyną vienoje namo pusėje daryti
kad žolelės būtų, o kitoj pusėje jau grinai vietoj šiltnamių 6 pakeltos lysvės, kelios mažesnės lysvės vaikiškos ir tada 2 šiltnamiai, 2 identiškus šiltnamius nupirkau. Įsim ir jau mano gėlyno kažkokios užuomazgos. Tie augalai, kurios buvau pasodinus svogūnėliais iš praeitų metų, tiesiog paėmiau, pasodinau, kaip man atrodė. Viskas kaip ir pridygo, bus galima matyti jų užuomazgas, labai daug išdalinau bijūnų visokių, galvojau, kad bijūnai neprigis tikrai šaknis, nes praeitais metais taip ir neprigijo, o šiais tai žiūriu, ten visas tas lopinėlės ir dygsta viskas. Dar ir ant galo patrešiu pelenais, nes turim buržaiką kūrenam, tai ant žemės dar ir pelenų nemažai naudojau ir dabar sendinu, kompostuoju arba fermentuoju kavos tirščius kartu su kiaušinių lukštais, tai naudosiu kai kuriems augalams, kuriems tinkama patrešti žemėje būtent šį mišinį. Sako, kad pomidoram gerai yra, kai kurie augalai mėgsta, kai kurie nemėgsta. Tai va, bandomuoju būdu, kaip sakoma. Tai va, šiandien jau po truputį savo sodelėje atvarkiausi, norėjau apskabyti rudeninius augalus ir praėjau visus medelius, pasižiūrėjau remontantinės tas avietės, dar kažką irgi ten reikia nukarpyti, bet šiaip didžioji dalis jau sutvarkyta, lauksim rezultatų šiais metais. Na ir, kaip ir minėjau, dapirkau dar papildomai medelių, kaip visada, tai irgi tų pačių klasikinių versijų, aišku, ir gražių, ir taip pat dar Dodong šaltalankį, šitą šermukšnį nupirkau. Tai turiu vienas buvo išartas šermukšnis klasikinis, kaip sakant, kai kelią tvarkė, tai buvau labai pikta, tai dabar tą kitą irgi šalia galbūt pasodinsim. Na ir vienas iš tokių ypatingesnių galbūt kaštainiai, tai valgomieji kaštainiai, tai nupirkau porą medelių, jie sakė, auga labai dideli ir kaip graikiniai riešutai, tai turbūt ir laiko užtruks. Na, bet už tai turėsime didelį šešėlį ir va ką tik sugalvojau, kad galbūt reikėtų į gėlyną man vieną pasodinti, nes gėlynas mėgsta šešėlį, tai ne visada, kad vien tik tais būtų saulė. Na, kas dar? Tai iš lauko matysime, kad vienas tas mūsų matosi prieangis, tada namukas, aišku, matosi, šiek tiek aptvarkyta aplinka, irgi sukultivuota, barintas jau kiek ten galėjo visokias provėžas aptvarkė, kiek tai yra įmanoma. Matysime seną tvartą, kur planuojame naują projektą, tai čia būtų mūsų kaip ir to aplinkos gražinimo užbaigimas, kad jau statybos pasidarysim tvartą, kuris vis tiek tiktų su mūsų ūkiu ir spalvom ir visom kitom. Tai tikėkime, Europos parama pavyks tą padaryti, tai rekonstrukcija, ūkio modernizavimas būtent su šitą. Avytės, turime 2 aviukus, vienas didesnis, jau kitas dar mažiukas. Na ir kelmai. Kelmai yra problema tikra ir aišku buvo sako, kad galima tas senovinės obelis atnaujinti, ko mes nedarėme, iš karto iškirtom visus senus supūvusius medžius. Nežinau, ar ten būtų įmanoma jas atnaujinti ar ne, bet yra kaip yra. Tiesiog mes higieniškai nevalysime tų žemių, o tiesiog paliksime tą bioįvairovę, bet su senoviniam kai kuriom obelim gal ir šiek tiek prasišonim. Tada terasą aplink namus pasidarysim, labai noriu dar to tokio sveikatingumo tako, kur akmenukai kankorėžiai vaikai, kad galėtų ir mes patys vaikščioti, labai smagu. Na ir prūdą ten didinti, žodžiu, daug labai tų idėjų visokių, viskas paeiliui pagal prioritetą. Beveik pasibaigėm kelią jau ir tiek. Ir va šiais metais dar norėčiau pasibaigti su medžiu, tos angokraščius. Matosi labai gražūs vaizdai. Namas, aišku, jau apkaltas, tai labai faina, kad namo išorė sutvarkė nebe geltona, kaip sakau, šlikštoko geltona spalvota tokia. Tai ir lentynas sklepe jau norėčiau turėti iš abiejų pusių, kad šiais metais jau galėčiau kažką realistiškai išsaugoti iš maisto. Ir turbūt dabar reikėtų nueiti ir garšvų prisiskinti, ir dilgėlių, ir notrelės, ir kiaulpienių lapais. Tai girius mėgsta ragauti visokius tokius augalus. Na, tai iš tiesų, to progreso tikrai yra labai daug, bet sakau, kaip sakant, ta aplinka dar yra tas paskutinis etapas dėl to, kad kol vyksta statybos, nesinori tos aplinkos per daug tvarkyti. Ir matysite tiesiog labai daug visko, kas dar tiesiog turi būti išvežta, supjaustyta, padarytas medis, kad naudoti ir taip toliau. Tai tiesiog visą tą išvežus jau bus galima kažką tai dirbti toliau. Tikiuosi sulaukti svečių, kaip visada prasidėjo pavasaris, tai svečiai eina, visą laiką važiuoja pas mus ir žiūri mūsų stebi progresą, visada labai laukiam tiesiog žmonių, kurių net nepažįstam, tai tiesiog parašykit mums, atvažiuokit, išgersim kavos arbatos ir pabendrausim. Čia tikrai ramu, gera ir mes visada laukiam svečių.